nematėm nuo pat Rumunijos laikų, nes sėdėjom namuose, niekur nekeliam. Bet atėjo laikas, 2025 ir laikas pakeliauti. Jo, šiandienos tikslas mano pasiekti Šarm el Šeiką. Taip jau išėjo, kad sėdžiu čia vienas, nes šeima Lietuvoj. Bet šiandien aš nuskrisiu, o šeima rytoj nuskris, tai susitiksim rytoj visi Egipte. Pernai sausio mėnesį irgi buvom Egipte, aplankėm Kairą, aplankėm Nilo kruizą pasidarėm, aplankėm Hurgadą, o liko Šarmas dabar. Tai va, šiemet skrendam į Šarmą. Prisijungs ir dar šeimos narių rytoj, ten visa grupė mūsų bus, ne grupė, bet 7 žmonės. Tai daugiau poilsiausim, o ne keliausim, kaip čia pasakyti, nes aš sakau arba keliauti, arba atostogauti. 2 variantai yra, tai šis variantas bus daugiau atostogos nei kelionė. Nes realiai 7 dienas pasiėmėm viešbutį, kur viskas skaičiuota, tai sėdėsim tiesiog turbūt ir mėgausimės šilma. Bet kažkiek nufilmuosiu viešbutį, nufilmuosiu kelionę va šitą. Ir gal kažkur dar išeisime į miestą ar kažką, bus matyti. Ko gero padarysiu vieną video tik ir užteks. Tokias jau tas atostogos bus. O kol kas sėdžiu Nicos oro uoste, laukiu skrydžio į Romą, Fiumicino. Mūsų antras vos nemylimiausias oro uostas. Ir iš kurios skrisiu į Šarmą. Ir vakare turėčiau būti Egipte jau. Taip kad iki greito. Va, jau laukiu lėktuvą savo. Žmonių daug bus pilnas lėktuvas. Visi į Romą keliauja. Štai atvykom į Romos Fiumicino oro uostą. Ten išėjimas, bet mums reikia eiti transferį, ko gero. Tranzit. Einam pažiūrėti, kur mūsų skrydis. Kitas. O, čia rašo. Vizeiras. 16:40. Čia žmonių, kaip visada, milijonas. Kadangi turiu laiko dar, apie 3 valandas, tai šausim burgeriuką, ekspresiuką. Eisim po to gal pagulėti kažkur. Palieku Romą ir stoviu su visais jau eiliai. Keista, kad visi italai. Atskrydom į Egiptą. Jau tamsu naktis. Valia, atsibeldžiu savo keistus apartamentus pigius. Su taksistais ten reikėjo pasikolioti ir biškį nuleist kainą, bet nefilmau ten. Ir tai buvo kas veikti. Prašė 20 eurų už pavežimą, bet aišku reikia per pus dėrėtis, tai už 10 sudariau, taip atvežė iki viešbučio. Čia toks ir viešbutis. Už $30 šalia oro uosto. Kamurkė tokia. Gali valgį daryti, o. Egiptietiškai. Tikrai ne resortas koks nors. Atsidaro čia kažkas, niekas čia neatsidaro. O, atsidaro. O, yra baseina. Aš jaučiu vienas žmogus čia gyventi, nes visur tamus ir nei vieno žmogaus nemačiau. Tik sargas yra. Tik sargas ir aš. O tai tau ir Egiptas. Dar buvom tokia marketė, čia šalia yra.
Lėkštę davė nemokamai, nežinau kodėl. O, bomžpakiukas. Sūnau nusipirkau, šiandien bus gerai. Ir su bulko. Dar bulko. Nu ir čia toks pasmirdęs desertas. Jaučiu sugaliojimą pasibaigusi. Eisim pavalgyti, nes visą dieną tik vieną kartą valgiau Romoj. Tai reikia užkasti. Kiek tų valandų čia jau? Beveik 11. Nu pagal Prancūzijos laiką beveik 10. Tai normaliai. Spėsim ir pavalgyti. Hello! Labas rytas. Saulė šviečia, 10 valandų. Visai geras oras, šilta. Šiandien praneša gal 25-6. Na ir naktelė buvo. Visą naktį vadai kapojo. Kokius 5 užmušiu, bet vis tiek. Vis atsiranda ir atsiranda iš kažkur. Po to muzika va ten. Šitam namelį kažkokia groja visą naktį. Irgi nuėjau, tai išjungiau šitą muziką. Nieko nėra, muzika groja naktį, miegot neįmanoma buvo. Na, bet va, iki 10 prasivarčiau. Nusnūdau šiek tiek, reiks eit užkast. Bet kad čia žiūriu, tas vargulys sulūžęs. Ar čia aš vakar sulaužiu, ar jis sulūžęs, nežinau. Reikėtų man vandens kokį užsidėti. Nieko nėra. Nieko nėra. Nieko nėra. Tai kai man tą vandenį keptuvį viršt. Nesąmonė. Tai teko keptuvį vandens užsivirt. Užsipyliau. Kavytės jaučiu neskanios kažkokios. Bomžpakiuką. Dar yra bulkas šitas. Va tokie mano pusryčiukai. Nu nieko, greit važiuosime normalų viešbutį, ten jau viskas skaičiuota bus, tai atsivalgysim sočiai visą savaitę. Dabar čia papusryčiausiu. Šeimyna už valandos kažkur turi jau atskrist. Tai reiksim taksiuką ir važiuot. Sėdžiu va prie basiniuko dar. Laukiu, kol šeimyna atskris. Ir man atrodo jau girdžiu. Va. Šeimyna atskrido. Gerai, kviesti taksį ir varyti viešbutį. Va, atvažiavau. Taksis atvežė į viešbutį, šeimynos nėra dar. Sakė, eit valgyt, kol šeimynė atvyks. Einu ieškoti. Kur yra? Va, šeimyna čia. Matėjo čia. Mama čia. Dėdė yra. Dėdė yra. Iš čia. Einam savo kambarį. Mes jau popietavom. Va. Iš čia. Atėjom savo kambariuką. Čia Matėjo miegos, o čia mes miegosim. Nėra toks naujas, bet paremontuotas.
Va, įsiropštėme savo viešbučio. Atvažiavome centriuką kažkur, senamiestį ar kas čia. Va, žiūrėk, Viagra iš karto. Eisim pažiūrėti šitas mečetės, pasivaikščiot. Ne, susineša. Kas čia? Oho, parduotuvės kaip padarytas. Gal ten kažkur atsigertume? Arba ir tas. Laukiam savo taksioro. Kažkur pakampinti. Nusipirkom. Nesąmonę visokių. Ir varysim savo viešbutį. Temsta jau. Reiks viešbutį nufilmuoti gal rytoj. Rytas labas. Eisiu aprodyti viešbutį. Šiek tiek. Čia vat kambarys mūsų. Nu, čia daug kambarių. Šeimyna išvažiavo šiandien į turą tokia. Pasiplaukėt su laivu. Aš tai apsirgau šiek tiek. Tai nevažiavau. Tiek jau to. Pabūsiu viešbutį, pasideginsiu gal. Ir aprodysiu tą viešbutį. Va, pradėsiu nuo receptiono. Čia įėjimas. Jazz Resort. Jazz Mirabelle Beach, kaip čia vadinasi. Jazz Mirabelle Beach. Reception. Čia barelis yra. Einame dabar į lauką. Čia vis dar gali pasėdėti vakarais. Ir dieną, ir vakarais. Čia šou vyksta kažkoks tai kartais. Leidžiamas dabar dar žemyn. Čia valgykla. Valgyklą parodysiu gal kokį vakarą atskirai. Nes dabar jau viską suvalgyti. Pusryčiai baigėsi.
ten šonuose visur kambariai ir šitam šone kambariai. Čia teniso kortai. Buvo palapinė pastatyta šitam rūsui kalėdom. Dabar išarda, bet čia iš tikrųjų teniso kortai. O ten ta pati valgykla. Aš iš kitos pusės apėjau. Lipsim dabar čia aukštai. Parodysiu dar kai ką. Ten yra amfiteatras. Vaikams šou vyksta visoks. Čia tiesiai matosi spa. Aišku, už papildomą kainą. Čia va spa. Čia sporto salė. Nedidelė. Ir čia matosi Mirabelė. Kaip ir kitas viešbutis, kaip ir tas pats, aš čia taisyklių nesuprantu. Bet visas o tas, visa šita erdvė tai yra kito viešbučio, bet mes galim naudotis, aš kiek suprantu, bendrai. Ir šitie kalniukai, ir baseinas, ten receptionas kitas yra. Tai čia gal ir nerodysiu, eina iš savo. Prasideda baseinai čia. Šitas vad nešildomas. Yra ir šildomo, ir nešildomo. Ten bariukas. Va ten yra sekantis šildomas baseinas, o gal čia šalia nešildomas. O čia irgi šildomas, duodasi vaikai. Na ir čia dar vienas baseinas didelis, bet irgi šaltas tas. Nieks nesimaudo. Na ir čia prieinu prie paplūdimio. Tuoj prieisiu. Ai, va ten dar užkandžių baras. Tik neilgai dirba, gal 3 valandas tik. Einam ant tiltą pasivaikščioti. Tiltas koks kilometro ilgio. Nes čia visur gylio nėra. O atėjau prie galo. Štai apžiūrėjom, pasivaikščiojom ant tiltuko, apžiūrėjom viešbutį. Toksas čia Mirabelė Beach. Nelabai mes ką veikiam per tas atostogas, bet vat parodysiu kažkiek. Buvo mieste vakar, šiandien viešbutis. Rytoj nežinau ką parodyti. Daug lietuvių čia iš tikrųjų atvažiuoja. Visokių gruzinai, ne gruzinai kažkokie tai ten. Rusų yra šiek tiek gal. Visokių tautybių. Atėjau pusryčių parodyti šiek tiek. Kiaušinukai.
Kuskusas, ryžiai. Makaronai. Dešrelės. Čia Matėjo. Kas čia? Bulvė. Kas čia? Košė. Ramunė. French toast. Šitą bulką skaniai paragauk. Pomidorai. Čia kiaušinienė kepa. Matė, drybsnį valgysi? Čia vėl kiaušus kepa. Vaisiai. Bulkas, bulkas, bulkas. Pabarstukai, jogurtukai. O šitoj pusėj salotas dažniausiai būna visokias. Kumpeliai, salotos, sūriai. Atėjo pietų metas, tai parodys, ko gerą pietum duoda šiandien. Šeimyna sakė, jau sėdi kažkur. O aš dabar atėjau tik. Šiandien krabai kažkokie. Two. Šlavytė. Dar šlavytės. Čia ryžiai viskai visada. Čia košė kažkokia. Čia lazanija. Va, sakė, ir burgerį aš pasidarysiu. Makaronai. Desertai. Na, mes paskutinę vakarienę atėjome pavalgyt. Atsargiai, Matė. Duok lėkštę. Sėsk. Vakarais ledų duoda.
ką, vėl ryžiai vakarienį. Čia tie patys. Čia kažkas kepa. Sriubos kažkokios. Čia jautina. Šonkulį kažkokie. Ryžiai. O, čia kaip karšta. Ir bulves. Čia kiek palvių. Čia kiek vištų. Žuvytė. Atėjo laikas skristi namo. Oro uoste jau. Vienas pats. Šeima vėl skris į Lietuvą ir už kelių dienų į Nicą. O aš tiesiai į Nicą. Čia pirmas terminalas. Bet man reikia į antrą, ten toliau. Ten mane taksi paleido ant kelio. Nes jeigu nori su taksi čia į vidų įvažiuoti, reikia jam dar vos ne $10 prašo mokėti. Tai sakau, paleis mane ant kelio ten ir aš ateisiu. Kelius šimtus metrų čia. Praėjau visas patikras ilgai. Valandą laiko gal sugaišau kažkur, reikėjo dar ten laukti su visais eiliai prie lagamino. Bilietą kol gavau. Nu, bet gavau vietą prie avarinio išėjimo, kaip čia pasakyti, su kojom. Su didesnė vieta kojom, laisvesnė, tai gerai. Nors toks pliusas. Čia vat jau visi laukia, bet aš tingiu dar stotis. Palauks, kol apmažės eilė ir eis. Jau Fiumicino oro uoste Romui. Ką, skrydis gerai praėjo. Viskas laiku, viskas gerai. Gavau tą vietą, kur kojam kojas galima ištiesti. Tai viskas puiku. Ir valgį dar buvau užsisakęs, tai privalgęs, pailsėjęs, gal pamiegojęs irgi šiek tiek. Dabar 2 valandas čia, o mano sekantis skrydis tik 8. Ne 2, jau 3. Nu nesvarbus tiek dar 5 valandas. Reikia laukti žodžiu. Ir skrisiu į Nicą. Toks jau tas Egiptas šiemet. Pailsėjau, pasirgau, 3 dienas pasirgau, kitas dienas biškį pailsėjau. Šitam Sharm el Sheikhe nelabai ten kas ir veikti yra. Buvom nuvažiavę į tą
marketą senąjį, į centriuką. Pabuvom vieną vakarą, pavakaruom ir viskas. Niekur daugiau neklaidžiam. Ūlo ten turų tų šitų visų daug, bet šiaip su ten pagal kainą ir kokybę, manau, neverta ten varyt. Nebent kažkur mieste randai, nusideri už pusę kainos, tada jau galima plaukti, nes taip tai. Buvo va šeimyna pasiėmus vieną turą, bet sakė, nelabai patiko. Pusę laivo vėmė, nes banguota buvo, vėjuota. Tai nelabai. Paskui girdėjau irgi su tais keturačiais važinėt ale po dykumą. Tai irgi nesąmonė, nes vien dulkės. Ir šiaip ten nėra ta dykuma, ten žvyras toksai. Dykumos tikros nemačiau, kad būtų čia kažkur šarme. Reikia važiuoti ten toliau už Nilo gal. O ten tai prasideda tikros dykumos. Yra kaip yra, žodžiu, nieko aš ir labai nesitikėjau čia pamatyti. Svarbiausia pailsėt, galvojau. Tik negalvoju, kad susirgsiu 3 dienas. Gerklė kažko skaudėjo, temperatūra buvo. Nu, bet viskas jau baigėsi, viskas jau sveikas, taip sakant. Jau grįžtu namo sveikas. Tai vlogelį, manau, užbaigsim taip tiesiog. Neturiu labai ką apibendrinti apie tą Egiptą, nes pažiūrėkit pernai video tokie įdomesni, manau, nes daug ką veikėm, iš tikrųjų keliavom, plaukėm, suvažiavom su traukiniais, su taksi, su autobusais, nu žodžiu, skraidėm ten 2 savaitės praleidom aktyviai Egipte. O šiais metais tiesiog, o taip, relax. Tai ir viskas, manau. Susiteiksim kitose kelionėse. Dar nežinau kur ir nežinau kada. Nu, bet kažkaip reikia, kuo greičiau noris kažkur pakeliauti. Kas čia daužo? Tai šį kartą tiek. Paspauskit laiką pas mus. Užsiprenumeruokit kanalą. Nes vis tiek laikas nuo laiko kelsiu tų video kažkokių, tai ateis vasara, bus kažkokios tai atostogos. Parodysim kažkokių naujų dalykų, naujų įspūdžių. O dabar tiek. Iki greito. Te.